dieną. Blemba! O, ne, kokią valandą? Praleidau mokyklą. O, mane mokytoja nužudys. Praleidau mokyklą. Nors gerai neėjau mokyklą. Aš visą laiką miegojau. Geras. Turbūt jau Vilnius išėjo iš mokyklos. Paskambinsiu jam, pažiūrėsiu, ką jis daro. Ai, gerai. Vilnius neatsako? Ką Vilnius daro? Paskambinsiu jam ir vėl. Vilnius neatsakė? Ką jis daro? Einu iki jo namų. Paliksiu čia telefoną. Vilniau, leisk namus! Vilniau! O durys atrakintos. Kažkas neišjungė šviesos. Einu iki jo kambario. Vilniau! Kur tu esi? Kur Vilnius? Jo lovai nėra, jo kambarį, kaip matau, nėra. Einu prie sofos. Vilniau! Yra ant sofos? Nors čia telefoną, jis man jis neatsakė. Vilniau! Ar tu namie? Paskambinsiu jam ir vėl. Ir prie telefono, ne per tą. Turėjau grįžti namo jam paskambinti ir vėl. Gerai. Atsiprašau, jūs šiuo metu negalite paskambinti žmogum, kuriam skambinat. Paskambinkite paskui arba pasipildykite sąskaitą. Pamiršau, mano sąskaita pasibaigė, todėl jie nepaskambinu. Paskutinė praeita sąskaita pasibaigė. Vėmba. Kur Vilnius? Paprašysiu gal jo kitų draugų, kaip makaroną. Pasimsiu telefoną šį kartą. Vilniau! Kas čia buvo? Vilniau! Mano balsas stygęs, sakyti. Makaronai, ar tu matai kažkur Vilnių? Vilnių? Ne, aš tiesiog Šiandien nereikia mokyklą? Apie ką tu šneki? Pamiršau, šiandien nereikia mokyklą, nes mokytoja dar susirgusi. Mokytoja susirgo, pamiršau. Šiandien nereikia mokyklą. Aš atsibudau, taip įsigandau. Tu pamiršai, nereikia mokyklą. Aš einu vis dar miegot, nes aš noriu miego. Jis nežino apie Vilnių. Kur gali būti Vilnius? O kodėl čia yra akvariumas? Čia nieko nėra. Čia yra vėžio maistas. Nuo kada Vilnius turi vėžlį? Einu kartu kambarį paieškot. Vienintelį kambarį, kur nežiūrėjau. Vilniau, ar tu tualete? Aš nežiūrėsiu tualetą, nėra čia nieko. Vilniau! Makaronai! Ką tu nori čia? Leisk man miegot. Ar tu turi Vilniaus numerį? Jo. O kas nutiko? Tai jam negali paskambinti. Sąskaita mano pasibaigė ir kai pirmą kartą jam skambinau, jis neatsakė, tai gal tu jam gali paskambinti? Gerai. Ok, pasiimk telefoną. Pasiėmiau telefoną, jam paskambinsiu. Vilniau, čia tu? Čelė? Kol tu per makarono telefoną skambini? Mano sąskaita pasibaigė. Aš visur tavęs ieškau. Kodėl tu manęs ieškai? Čelė, jeigu nežinojai, aš nuėjau parką, nes šiandien nereikia mokyklą, nes mokytoja susirgo, žinai. Ir aš telefoną nepasiėmiau. Tai aš pasiskolinau šito benamio telefono. Nokia, aišku. Tai kaip makaronas surado mano numerį? Šitą numerį, benamio. Aš turiu tokią programėlę, kur tipo suranda tavo draugų numerį iš belė kokio telefono, tai jo. Šitoje programėlė.
Bet Vilniau, tu mane išgąsdini, kol tu man nesakai, kad ėjai į parką. Čarli, tu miegoji visą dieną. Su makaronu. Ai, aš nežinau, kad tu žinojai, kad mes miegame. Tu mane išgąsdinai, tai jo. Gerai, iki, Čarli. Čarlis labai dramatiškas. Jis manęs labai pasilgo turbūt. Gerai, ačiū makaronai. Ai, tai Vilnius parke. Kam dabar daryti jo namuose, prie jo sofos? Nežinau. Šitą video iš vis buvo labai bloga. Nes iš vis, šitą video tiesiog kur dingo Vilnius ir jo aplink namui. Tai ačiū, kad žiūrėjot, bet nuobodi video. Iki.